mūsų susitarimu, tvirtinant darbotvarkę, buvom sutarę, kad iš karto pietų būtų nagrinėjimas 17 klausimas dėl akcinės bendrovės Klaipėdos vanduo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų ir pardavimo kainų nustatymų. Kadangi dabar matau generalinis direktorius Gerbiamas Jaunas Mokūnas, todėl kviečiu į tribūną gerbiamą Gembutienę, kuri pristato šį klausimą. Primenu, kolegos, tai yra 17 darbotvarkės klausimas. Po to dirbsime kaip ir pagal darbotvarkę baigėme prieš pietą. Prašau. Labadiena, gerbiamas menė, gerbiami tarybos nariai. Šiuo sprendimo projektu prašome patvirtinti akcinės bendrovės Klaipėdos vanduo naujas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainas. Peržiūrėti ir nustatyti vandens ir nuotekų tvarkymo kainas atsirado būtinybė dėl šių priežasčių. 2011 m. gruodžio 31 baigėsi kainų kontrolės komisijos nutarimu suderintų kainų galiojimo laikotarpis. Taip pat patvirtintas 2012 ir 2016 metams įmonės veiklos ir plėtros planas. Taip pat dėl to, kad per pastaruosius metus ženkliai išaugo grynų energetinių išteklių įmonės veiklai kainos. Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, Valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika ir nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašu. Bei atsižvelgiant į valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 13 metų balandžio 19 dienos nutarimą dėl akcinės bendrovės Klaipėdos vanduo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų derinimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 27 punktų šalto vandens kainų nustatymas įstatymų nustvarkyta tvarka yra savivaldybės tarybos kompetencijoje. Tvirtinti kainų kontrolės komisijos suderintas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, bet ir inicijuota pardavimo kainų abonentams atsižvelgiant į skaitiklio įsigijimo vertę. Priėmus siūlomą sprendimo projektą bus sudarytos vandens tiekėjų investicinio plano galiojimo laikotarpiu galimybės taikyti kainas paskaičiuotas valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pagal nustatytas metodikas, bei įmonei gauti pajamas už suteiktą produktą bei paslaugas atitinkančias patirtas sąnaudas. Sprendimų projektą vertino savivaldybės specialistai, tai yra mokesčių skyriaus vedėja Jolanta Ukienė ir teisės skyriaus ir specialistė Vilma Marcinkevičienė. Pastabų nebuvo gauta. Sprendimų projektų įgyvendinimui biudžeto lėšų papildomai nereikės. Projektas taip pat buvo teiktas svarstyti miestų ūkio ir aplinkosaugos bei finansų ir ekonomikos komitetuose. Sprendimo projektui buvo pritarta. Prašau gerbiamos tarybos pritarti sprendimo projektui. Ačiū labai už pristatymą. Galbūt jūs galėtume pakomentuoti, galbūt direktorius pakomentuos finansų ir ekonomikos komiteto tam tikrą pastaba, kad pateikti informaciją, kodėl yra būtina pradėti, skliauselėse tęsti įmonės vykdomus investicinius projektus. Ar čia galbūt pakomentuos direktorius paskui? Šiaip tai siekiant užtikrinti teikiamo vandens kokybę. Iš tiesų tai tikslas yra toks. Aš suprantu, bet siūlymas pateikti informaciją. Aš suprantu, tai informacija kaip ir... Bet šią informaciją turėjau pateikti, kiek pamenu, pateksinę bendrovę. Supratau. Gerai, bus galima klausimų. Atsirado vandens atstalo klausimų. Kolegos tarybos narius kreipiuosi, ar yra norinčių paklausti pranešėjus. Norinčių paklausti yra Aleksandras Michailovas. Prašau. Aš norėčiau paklausti, kokią įtaką daro Klaipėdos rajonas kainos pakeitimui? Kiek man teko aiškintis ir kiek teko girdėti iš akcinės bendrovės Klaipėdos vanduo specialistų, tai vandeniui kainos prijungimas Klaipėdos rajono vandenų tiekiamo vandens kainai įtakos neturėtų. Ačiū. Zita Šličytė, prašau. Norėčiau paklausti, kodėl privatiems
yra skaičiuojamos pagal nustatytą metodiką, kurie tvirtina kainų kontrolės komisija. Ačiū labai, klausimų daugiau nematau. Noriu informuoti, kad yra dalyvauja posėdėje bendrovės vadovas gerbiamas Leonas Makūnas. Jeigu būtų klausimų, galima būtų užduoti vadovui. Prašau, Arūnas Vapšys. Aš manau, kad ponia Zita šitą ir klausė, tai kodėl ten toj metodikoje kažkas ten tokio padaryta, kad ten vieniem brangsta, kitiem ne. Nu, iš tiesų, metodika yra rengiama valstybinės kainų kontrolės komisijos. Ir šitoj vietoj, kaip ir įtakos didelės mes neturime. Ačiū labai, jeigu kolegos neprieštarautumėte, aš paprašyčiau gal generalinė direktoriaus Leono Makūnai, jūs į pagrindinę tribūną gal truputėlį pateikime papildomas informacijos, kurios beje prašė finansų ekonomikos komitete ir gal bus aiškiau tarybos nariams. Prašau, pakelkite aukštėliau. Aš galiu pasakyti, kodėl Mikrofoną aukščiau pakelkite. Mikrofoną palenkite link savęs. Taip, prašau. Kodėl gyventojams daugiabučių namų butuose kaina yra didesnė negu individualių namų gyventojams arba daugiabučių namų gyventojams, kurie atsiskaito pagal įvadą. Tai yra ekonomiškai pagristas dalykas, kadangi daugiabučiuose namuose tarp įvadinio vandens skaitiklio ir butų skaitiklių yra vidutiniai nuostoliai 12%. Klaipėdoje kainų komisija leidžia iki 10% šitų nuostolių įtraukti į kainą, skaičiuojant vandens kainą butuose. Dėl to būtent ir yra šitas kainų skirtumas. Tai gyventojai arba per kainų skirtumą dengia vandens nuostolių daugiabučiame name, arba jie gali susitarti ir pradėti atsiskaityti pagal įvadinį skaitiklį ir tuomet jiems kaina būtų 10% mažesnė. Ačiū labai, gerbiamas direktoriau, matau, turbūt jūs nori paklausti, gerbiamas Zita Šličytė. Prašau. Aš tuo pačiu klausimu. Reiškia, norėčiau, kad paaiškintumėte Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 23 straipsnio nuostata, kur yra taip parašyta, kad atsiskaityti už geriamą vandenį ir suteiktų nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučiuose namuose teikimo vartojimo riba yra kiekvienas butas ar kita patalpa. Tai kodėl aš turiu atsiskaityti už namą, o ne už butą, ir įstatymas riba aiškiai 23 straipsnėje yra suformulavęs butą namą. Aš dabar negaliu labai tiksliai pasakyti, kokiame punkte, bet yra be pirmosios dalies, yra ir antroji dalis. Aš sakau, aš negaliu labai tiksliai pasakyti, kur tai yra parašyta kokiame punkte, tačiau įstatyme ir atsiskaitimo už pateiktas vandens tvarkymo nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkoje yra parašyta tai, kad kaip standartas atsiskaitimo riba yra bute, bet kitoje vietoje yra parašyta, kad gyventojai bendru sutarimu gali pasirinkti atsiskaitimo vietą įvade. Ačiū labai, Vytautas Kubilius, prašau. Klaipėdoje yra, man rodos, 22 namai, kuriuos eksploatuoja bendrijos, kurie yra pasirinkę atsiskaitimo vietą įvadą ir netgi dabar, kai kaina bute ir įvada vienodai, vis tik tai yra bendrijos, kurios atsiskaito pagal įvadinį skaitiklį. Ačiū, gerbiamas direktorius, Vytautas Kubilius, klausimas. Gerbiamas direktoriau Leonai, man kaip dirbusiam jums vadovaujant dar anksčiau 36 metus įmonėje dirbančių yra aišku, kad tikrai gyvenimas brangs. Ir ne tik Lietuvoje, ne tik Klaipėdoje, bet ir visam pasaulyje. Nu, negirdėjau dar tokios valstybės, kad visiškai būtų jau ten prie socializmo. Bet vis dėlto aš truputį nesuprantu, gerbiamas direktoriau, kodėl jūs nesikreipėt pradžiai į miesto administraciją, tai yra miesto administracijos čia sėdinti, į miesto tarybos rinktus žmonės, į miesto tarybą, o nuėjote su kreipimusi į kainų komitetą. Man, ponė Korsakaitė, ir toks neautoritetas, jau tokia įmonė yra, nežinau, iš televizijos ir šiaip gyvenime. O gerbiamas direktoriau pasakyti, kodėl nebendraujam tiesiai per stebėtojų tarybą, kažkaip kitaip, o nuėjote į Vilnių? Man didžiausias autoritetas šiuo atveju yra įstatymas. Įstatymas nustato procedūrą, kaip turi būti skaičiuojama ir tvirtinama nauja kaina. Tai kaina suskaičiuoja
bendrovė. Toliau šitą kainą tvirtinama valdyboje, derinama su stebėtojų taryba ir teikiama derinti kainų komisijai. Kai kainų komisija suderina, tada įteikiama tvirtinti tarybai. Stebėtojų taryba gavo informaciją apie numatomą kainų didinimą ir jiems buvo pateikti visi išsamūs skaičiavimai. Ačiū labai, gerbiama Lilija Petraikienė, prašau. Aš pasitikslinu aiškinamąjį raštą ir ten antru punktu rašoma. Reiškia, kodėl parengtas sprendimo projektas UAB Klaipėdos rajono vandenys veiklos perdavimas akcinė bendrovė Klaipėdos vanduo. Jūs man pasakykite, kaip gali nesuprasti klaipėdiečiams vanduo, jeigu mes tiesiam trasas, reiškia, Girgaliams, Priekulė ir visą Klaipėdos rajoną. Kodėl tai daroma klaipėdiečių sąskaita? Aiškinamajame rašte šitas jūsų pacituotas sakinys reiškia, kad tai yra pretekstas kainos perskaičiavimui. Ne didinimui, ne mažinimui, o perskaičiavimui. Tai yra, mes privalėjom perskaičiuoti kainą dėl dviejų priežasčių. Dėl to, kad pasibaigė senosios kainos galiojimo terminas ir antra priežastis, kad buvo prijungtas Klaipėdos rajono vandenys. Tačiau Klaipėdos rajono vandenų prijungimas tai nėra kainos didinimo priežastis. Kainos didinimo priežastis yra atskirų sąnaudų straipsnių padidėjimai. Tuos padidėjimus irgi paaiškinamajame rašte yra išdėstyti, bet jeigu reikia, aš juos galiu pakomentuoti. Perskaičiavimas, tai kam atrodo kaip padidėjimas. Arūnas Vapšys, Prašau tada pakomentuokit tuos straipsnius, kurie padidėjo, nes mes prieš metus laiko tvirtinom investicijų planą, mes prieštaravom prieš tai, kad tos investicijos, kurios numatomos iš esmės rajone, ne mūsų savivaldybėje, kad jos brangins klaipėdiečiams vandenį. Ir štai prie to mes dabar priėjom, nes tas 10% brangimas gyventojams, butų gyventojams, tai iš esmės tai ir yra teikimas turbūt didžiąją dalim investicijų to plano rajone, kurį priėmė praeitų metų Liepos mėnesį. Tai tos sąnaudos, kurios įtakojo kainos didinimą, yra šios. Medžiagos. Čia sąnaudų palyginimas yra tarp 2007 metų, kuriais rėmėsi dabar galiojanti kaina, ir 2012 metų, kuriais rėmėsi jums pateiktas kainos projektas. Taigi medžiagų sąnaudos sumažėjo 600 tūkstančiais arba 21%. Atsarginės dalis išlaidos sumažėjo 18 tūkstančių arba 48%. Įrankiai, specrūbai, individualios apsaugos priemonės ir panašus dalykai sumažėjo 800 tūkstančių arba maždaug 50%. Tai čia taip tik atrodo, kad tik mažėjimas. Toliau, kuras. Kuras išaugo 209 tūkstančiais arba 35%, bet per šitą laikotarpį 5% sumažėjo kuro sunaudojimas, jeigu skaičiuosim litrais, tačiau kuro kaina išaugo 41,6%. Elektros energija padidėjo 121 tūkstančių arba 3,7%. Ir tai įvyko todėl, kad elektros energijos kaina per šitą laikotarpį išaugo beveik 50%, tačiau mums pavyko 30% sumažinti elektros sunaudojimą. Tik aš turiu pasakyti, kad dalis šito elektros sunaudojimo sumažėjimo yra dėka elektros generatorių, kurie naudodami biodujas nuotekų valykloje gamina elektros energiją ir tokiu būdu padengia dalį elektros sunaudojimo. Jo mažiau reikia pirkti. Toliau, šiluminė energija pabrango 152 tūkstančiais litų arba 45% ir tai yra tik kainos pabrangimas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas pabrango 1 382 tūkstančiais arba 13%, tai yra naujos investicijos. Darbo apmokėjimas
darbo apmokėjimo išlaidos pabrango 600 tūkstančių arba 5,5%. Pagrindė tai įtakota tuo, kad 2008 metais buvo darbuotojams didinamas atlyginimas. Toliau paslaugos ir darbai pagal sutartį pabrango 2 200 000, bet pagrindinė suma šičia sudaro Klaipėdos rajono infrastruktūros eksploatavimas, kadangi 2012 metais mes perėmėm Klaipėdos rajono infrastruktūros eksploatavimą ir 1 793 000 yra sumokėti Klaipėdos rajono vandenims už tos infrastruktūros eksploatavimą. Tai sudaro 4,5% visų sąnaudų ir tai maždaug atitinka pajamas, kurias mes gavome prisijėmę Klaipėdos rajono vartotojus. Tai yra juntamos įtakos Klaipėdos rajono vartotojų prisijungimo sąnaudų dydžiui neturėjo. Ir taip kitos išlaidos padidėjo 624 000, čia pagrindė yra skolos, vartotojų skolos, kurias teko nurašyti, parama, kuris skiriama pagal įstatymą ir turto nuvertėjimai. Ir taip iš viso susidaro, kad bendros tiesioginės sąnaudos padidėjo 4 milijonais litų arba 11,5%. Toliau mokesčiai. Mokesčių išlaidos išaugo 783 000 arba 39%. Pagrindinė įtaka tarp mokesčių sudarė gamtos išteklių mokestis, kuris padidėjo 958 000 arba 106%, kadangi buvo padidintas gamtos išteklių mokestis, jeigu jis iki tol buvo 6 centai už kubinį metrą išsukta iš žemės gelmių, tai pasidarė, kad įmonėms išteklių mokestis 24 centai už kubinį metrą. Gyventojams liko tie patys 6 centai, tai va šitas skirtumas pagrinde lemia, kodėl įmonėms pabrango daugiau negu gyventojams. Na, kitas didelis mokestis tai yra taršos mokestis, jis atpigo, sumažėjo 176 000 arba 27%, nors pats tarifas augo, tačiau mažinant teršalų išleidimą į aplinką dėka geresnio išvalymo nuotekų valyklai, tą sumą pavyko sumažinti. O tokia yra pagrindinė įtaka iš sąnaudų. Ačiū direktoriui, aš manau, jūs pateikėt tikrai pakankamai išsamią informaciją, tikiuosi, kad jį bus adekvačiai įvertinama. Ačiū kolegos, daugiau klausimų direktoriui ir pranešėjai nebėra. Ačiū jums. Ir kolegos, ar bus norinčių pasisakyti svarstamų klausimų. Zita Šličytė, prašau. Man vis dėlto yra nesuprantama, ar iš tikrųjų sprendimo projektas yra paruoštas vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu. Štai 22 straipsnio, kuris vadinasi kainų nustatymas, pirmoji dalis sako, jeigu vandens tiekėjas yra viešasis vandens tiekėjas bent vienoje savivaldybėje, jis visiems tos pačios kategorijos abonentams teikia geriamąjį vandenį, teikia nuotekų tvarkymo paslaugas vienodomis kainomis. Tai dėl to norėčiau labai suabejoti, ar čia tas skirtingos kainos iš tikrųjų atitinka 22 straipsnio pirmąją dalį. Toliau, nagrinėjant šitos straipsnio kitas nuostatas, pavyzdžiui, šeštoji šitos straipsnio dalis šitaip yra suformuluota. Viešieji vandens tiekėjai praneša valstybiniai kainų ir elektros kontrolės komisijai savivaldybių tarybos nustatytas kainas bei jų pagrindimą per 10 dienų nuo kainų nustatymo. O pranešėja, pristatydama šitą klausimą, pasakė, kad čia viską reguliuoja kainos, kainų, reiškia, valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, čia jį viską apskaičiavo, o taryba čia kaip ir ne prie ko, bet įstatymas kalba, kad nustato taryba ir tada
viešieji vandens tiekėjai praneša. Tačiau ne vėliau kaip likus, reiškia, 30 dienų iki jų įsigaliojimo. Tai mūsų tarybos sprendimas įsigalios, kai bus paskelbtas. Taip, šiandien, jeigu balsuosime, tai po to reikia pranešti, o ne nuvažiuoti ir ten iš anksto, kaip dabar kažką mums bando įaiškinti, kad čia mes negalėjome nieko spręsti, viską nutarė valstybinė kainų energetikos kontrolės komisija. Ir toliau, reiškia, sako įstatymas, valstybinė kainų energetikos kontrolės komisija nustačiusi kainų nustatymo pažeidimus, jos nurodo savivaldybėms, tada turi pašalinti tos trūkumus. Tai taip, reiškia, šitas projektas mūsų sprendimo paruoštas visiškai nuo kito galo, diskriminuoja tam tikras kategorijas vandens gavėjų, yra pažeidžiami, reiškia, tie nediskriminavimo principai. Ir dar plus taryba mes čia, reiškia, jau privalome kažkokią tai primestą nuomonę, aš nežinau, ką ten gerbiama ta Kursakaitė, kuri nelabai kaip moteris mano kolegai patinka, reiškia, sako, kad jinai čia mums nustatė tarybai. Todėl aš manau, kad klausimas tikrai yra paruoštas nepakankamai vadovaujantis galiojančių įstatymų ir siūlau ir prašau tarybos narius balsuoti prieš. Supratome, noriu pasakyti vieną paprastą dalyką, jeigu būtų buvę tiek daug pasirinkimų su įstatymu arba netitikimų įstatyminiams nuostatoms, aš manau, kad vyriausybės atstovė tikrai būtų sureagavusi ir įvertinusi adekvačiai. Kita vertus, jeigu jų iš tikrųjų išryškės, tai aš nebejoju, kad būtent ta pati institucija taip pat sureaguos ir sulauksime tam tikro vertinimo, bet kol jų nėra, tai neturėtų kilti abejonių dėl atitikimų įstatyminės nuostatos. Viačeslav Titov, prašau. Gerbiamas kolegos, po gerbiamo generalinio direktorių pasisakymų man atrodo dar neaiškumų čia. Kaip mes matom, visi nuostoliai čia eina iš 2008 metų. Kiek praėjo laikų ir iki šiol įmonė veikia labai pelningai, viskas tvarkoja. Aš nežinau, kodėl mes šiandien turim didinti kainas. Aš noriu pasakyti kaip klaipėdiečius. Aš galiu balsuoti tik už kainos sumažinimą, nepadidinimą. Ir tam tada reikalinga visas investicijas, jeigu mes po metų vėl turim didinti kainas. Aš prašau visi prabalsuoti prieš ir nepritarti. Gerbiami kolegos, čia yra be abejo labai gražiai, tobulai, išradingai, viskas sumodeliuota ir sudėliota. Reiškia, jeigu, kai mes tvirtinom investicinį planą, aš labai gerai atsimenu kolegos šio klausimą ir aš net įrašą pasiprašiau ir aš dabar suprantu, kadangi aš 3 dienas reikalavau įrašo, tos dienos, kada mes didinom įstatinį kapitalą, tai šiandien, kai kalbėjo generalinis, akcentai pabrangimo labai gražiai pasikeitė. Reiškia, jau Klaipėdos regiono vandenų prijungimas kainos įtakai nedaro. Jeigu gerai, ponai, įtempsit atmintį ir aš jums galėčiau paleisti dar ir įrašą, turiu pasidariusi, reiškia, vaikinai padarė, ačiū. Tai buvo pasakyta, kad kiekvienas rajono gyventojas mums litą naudos atneš. Tai kur tas litas išnyko, jūs man pasakykite. Kaip mes įdomi, reiškia, Klaipėdos rajono vandenis, kai jungiam, tai tada visi mušėsi į krūtinę, ypatingai liberalai, kad čia reikia padėti. Bet kai reikėjo Klaipėdos rajono mokinius, moksleivius atvežti profesinės mokyklas, tie patys liberalai su vicemeru priešaky, reiškia, pasakė, ką čia mes miestą išlaidausim ir miestiečių sąskaitą, biudžeto sąskaitą, mes nevežiosim svetimų vaikų. Tai kur vėl tie patys dvigubi standartai. Kai neskaitos tinklus kasi, tai žinote, ten ir ką nors atkast ar užkast gali ir tų galų nieks netras. Ir meluoja generalinis direktorius sakydamas, ši trečdalis, reiškia, 5 investiciniai planai, 2 investiciniai planai yra skirti Klaipėdos rajono gyventojams. Aš sutinku, kad yra šaunu tvarkyti Lietuvos vandentiekio trasas, ten rajoną visus. Kodėl mes, kai tvirtinom viščiukų ir ten karvyčių vandens normas, tai jau ir buvo pradžia, kad mes pabranginsim karvučių sąskaitą, klaipėdiečių gyventojams, klaipėdiečiams pakils kainos. Tai reiškia, visi tie investiciniai planai ir suėjo ant mūsų, reiškia, klaipėdiečių. Ir čia yra paslėpti ir nemokus,
reiškia, kiek yra, kas atsakė, kiek yra nemokių gyventojų, kurie neįstengia, tai reiškia, dar labiau bus negalinčių susimokėti, slepiančių ir taupančių tą vandenį. Ir aš garantuoju, kad po metų vėl ateis su tokiu pat prašymu, žinote, jau vėl mums neužtenka. Tai, mėly ponai, nereikia meluoti. Kai jau tvirtų tokį investicinį, iškart reikėjo sakyti, kad laukit kainų pabrangimo. Dėkui. Karūnas Baršys, prašau. Kai Klaipėdos vanduo teikia kainų komisijai ir tai prašė netgi 10 centų mažesnę kainą, bet kainų komisija pasiūlė daugiau. Tai dabar mums pateikta tvirtinti jau didesnė negu buvo prašyta. Kaip atsirado gyventojams dabar 10% tas pabrangimas, tai ką? Reiškia, tas nuostolis, kurį neišsireikalaujam iš tų, kas nedeklaruoja arba vagia vandenį ir kodėl taip yra susidarę. Paklausus apie tai, kiek yra pakeista skaičiukų į tuos, kurių nebegalima prispausti, tai sustabdyti jų parodymus su tais spaustuvais ar dar kitais būdais, kur galima turbūt tam pačiam Tilžės turguje ar kitur nusipirkti. Iki šiol tai beveik pusė skaičiukų dar tebėra tokių, kuriuose galime tokiu labai paprastu primityviu būdu vogti vandenį. Tai reiškia, tiems, kurie moka, dar didinam kainą, dar daugiau mokėkit už tuos, kurie vagia. Tai nesusitvarkymas, kontrolės, bet kažkaip tai, kas yra prie individualių namų būtų, tai jau yra kitoks vartotojas, jeigu tu name gyveni. Na ir taip, ką ir pasakė, pakartojo, pernai, kai kalbėjom apie investicijų planą, iš esmės investicijos Klaipėdos rajono gyventojams, tai buvo ir įrašas dingęs, ir elektra dingus, ir visos sistemos, ir pusė mano kalbos buvo nutraukta, antrą pusę aš turėjau sakyti tik tai po pertraukos. Kodėl mes, klaipėdiečiai, turime mokėti už investicijas ir už vandenį, už paslaugas visiškai kitur. Dabartiniam irgi pasakyti pabrangimai, 2 milijonai, kas prisidėjo išlaidos rajono gyventojams, virš milijonai investicija, nusidėvėjimas, tai tą pabrangimą kaip tik ir uždeda ant Klaipėdos daugiabučių gyventojų pečių. Naujas įvesdamas mokestis pagal įvadą ir kur bus mažesnis, nebus abonentinio mokesčio. Kaip taip daugiabučių gyventojai gali susitvarkyti, kaip jie tvarkosi 22 namuose dabar ir kas bus po to, kai tvarkysis po kelių metų, kai tie apskaitos prietaisai jie užraks ir nebetitiks metrologinių reikalavimų, turbūt niekas negali pasakyti ir ten už kaimynus tikrai reikės mokėti. O čia viena iš nuostolių, tai taip pat ir Snauro banke turbūt padėti pinigai, tie, kurie nuplaukė. Jie irgi yra nuostoliai, irgi juos reikia tos 4 milijonus dabar kažkaip atsiimti. Tai dėja, tas brangimas, manau, kad nėra pagristas ekonomiškai klaipėdiečiams. Todėl prašau nepritarti. Vidmantas Plečkaitis, prašau. Aš ramus, pakainas, tyliai klausausi ir eilinį kartą, ponas Baršy, regioninė vandentvarkos sistema buvo įvesta valdant premjerui Kubiliui. Ir čia vyko didžiausi debatai, ką daryti. Ir vienintelis dalykas, kodėl taryba pritarė eiti į regioninę, reiškiasi, vandentvarkos tvarkymą, europiniai pinigai buvo deleguoti iš Maskvos. Dabar dėl tos 10%. Taryba gali ir nepriimti šitą sprendimą, kainų komisija patvirtins ne 10%, o 20%, tą patį iš savo kalboje sakė.
Ir iš tikrųjų mes galim pasakyti Leonui Makūnui, važiuok į kainų komisiją ir politinę atsakomybę nuimti nuo Klaipėdos miesto tarybos narių ir kainų komisija su malonumu patvirtins 20% didesnę kainą, negu mes dabar šioj taryboje. Galvojat, man malonu čia planuota dėl 10%, tai nemalonu, paprasčiausia šiek tiek namų darbus atlikti, išsiaiškinkit, kur kokios priežastys. Ir aš užvakar dar koalicijai sakau, tegul Makūnas važiuoja į kainų komisiją. Atsakymas buvo elementarus, ar mes norim pigesnės kainos, ar tą, kurią patvirtins Vilnius. Dabar dėl rajono ir Klaipėdos miesto santykių. Kur vandenis, ten blogai, kad mes bendradarbiavom su rajonu. Kai tik reikia nemokamai pavežėti iš rajono 2000 vaikų, ponė Lilė, jūs susipuolot ir savo partietį, kad čia vežam iš rajono. Čia jau biudžetiniai pinigai. Ir ponas Šepas teisus, negalim mes vežti iš visos Lietuvos mokinius. Yra tam tikros tvarkos. Taip ir yra vandenų klausime. Tam tikros nustatytos tvarkos, patvirtintos ar socdemų, ar konservatorių vyriausybės, nes kitokių vyriausybių nebuvo. Ir kad jūs ten galite tarpusavį išsiaiškinti, kokios vyriausybės, kokius sprendimus priimti. Aš paprašyti prieš balsavimą 6 minučių pertrauką, kadangi vieną kartą buvau nespėjęs, tai dabar šansas, atsiprašau. Frakcijos vardu, pertrauką prieš balsavimą. Gerai, dar palaukit, dar ne visi pasisakė. Supratome. Ar bus dar norinčių pasisakyti? Artūras Šulcas, prašau. Gerbiami kolegos, aš siūlyčiau tokiais klausimais ir kviesčiau, ne emocijom, labai aiškiais skaičiais ir argumentais. Klaipėdos vandenų valdyba, taip kaip priklauso pagal įstatymą, po 5 metų turi pateikti kainą ir energetikos komisijai, o po to miesto tarybai tvirtinti naujas kainas. Gerbiamas Zita, labai prašyčiau emocijas. Palikite 6 minučių pertraukai. Kas ir buvo padaryta? Kainų energetikos komisija nutarė, kad ta kaina, kurią siūlo Klaipėdos vandenų valdyba, yra per maža, nes buvo neįvertinti jau pakitimai teisiniai bazė, kurie įvyko šiais metais. Jeigu mes dabar nepriimame sprendimo, kainų ir energetikos komisija vienašališkai patvirtins šitą kainą arba galbūt, kaip kalbėjo Vidmantas Pračkaitis, dar pridės, nes bus dar kažkokios įstatyminiai bazai pasikeisti. Ir taip mes mokėsime didesnį. Dabar dėl ekologijos dalykų. Man labai keista, kad apie ekologiją prabyla tie žmonės, kurie prieš pietų pertrauką balsavo už tai, kad būtų padidinta Klaipėdos miesto centre tarša. Dabar jau staiga mušas į krūtinę yra labai žali. O ekologija šiuo atveju yra labai aiškiai. Teisingai, žmonės mūsų, tie, kurie dirba Klaipėdui, gyvena Klaipėdos rajone. Ir yra tiesiama ne tik vandentiekio vamzdžiai, bet ir kanalizacija vamzdžiai. Jeigu mes netvarkysime pas savo kaimynus ir kartu su jais kanalizavimo sistemų, tai patikėkite, kokia bus mūsų aplinkos kokybė. Todėl aš siūlau nemanipuliuoti skaičiais, ištrauktais iš konteksto, o pritarti šitam sprendimo projektui. Deja, yra taip, kaip yra. Resursai per tą laiką, per 5 metus, pabrango 20%. Ir nuo šito mes niekur nepasislėpsim. Ačiū. Dėkui, kolegos. Kadangi frakcijos vardu buvo prašyta pertrauka 6 minučių, šiek yra 5, siūlyčiau kompromisą 5,5. Gerai, supratome. Prašė 5, 6, 5,5, bet 6 pakeitimais. Peršaukam. Fiksuojam laiką. Savo vietas, tarybos nariai. Prašyčiau tarybos narius sugrįžti visus į salę. Taip.
Taip, kolegos, prašau sugrįžti savo vietas ir aš prašyčiau tada registruotis prašau registruotis. Tarybos nariai registravosi. Kolegos, liko tik balsavimas. Ar dar kas nors frakcijos vardu norėjote pasakyti, prašau, gerbiamas Zita Šličytė. Po pertraukos, garbingi tarybos nariai, norėčiau suformuluoti opozicinių frakcijų prašymą. Opozicinės frakcijos prašo atlikti nepriklausomą Klaipėdos akcinės bendrovės Klaipėdos vanduo auditą ir pateikti visas išlaidas, kad galėtume pagrįsti, kodėl yra didinamos vandens kainos. Opozicinės frakcijos buvo neįtrauktos į stebėtojų tarybas. Buvo pareikšta, kad jūs čia nevaldote miesto, o dabar norima spręsti gyventojų klausimą, nepateikus pagrindimo. Todėl prašyčiau šiandien iš viso šito sprendimo nepriimti, o įpareigoti administraciją, kad organizuotų nepriklausomą auditą ir kad pagrindimas išlaidų būtų priimtas. Ir norėčiau gerbiamam kolegui Plečkaičiui pasakyti, kad tik nereikia mūsų gąsdinti. Kainas nustato savivaldybės taryba. Kai jau mums kas nors pareikš ieškinį tarybai teisme, kad per mažas kainas nustatėme, tai tada pasibylinėsime. O priima vis dėlto pagal įstatymą ne kažkas, o savivaldybės taryba. Nereikia mūsų gąsdinti. Oi, gerbiamas, tikrai niekas negąsdina. Tai jeigu aš supratau, per tas 5 minutės pirmiausiai nusprendėte siūlyti atidėti to klausimo. Gerai, dėl to bus balsuojimo, nepriklausomą auditui čia reikėtų visą pirma suformuoti raštišką siūlymą ir jau labiau kasmet jis yra atliekamas. Taip, aš manau, kad čia kažkokio specialaus pavadimo nežinau, dar reikėtų būtų, bet į tą būtų galima atsakyti oficialių raštų, administracija draugės su akcinės bendrovės Klaipėdos vanduo vadovais atsakytų, kokia yra audito atlikimo tvarka ir kontrolierių tarnyba galėtų taip pat paaiškinti, kaip tai yra daroma. Kolegos, kviečiu registruotis pirmiausiai dar kartą. Prašau registruotis. Tarybos nariai registravosi, bet matau, kad ne visų kortelės suveikia. Kolegos, prašau dar kartą registruotis. Kolegos. Gerai, kolegos, paprašau dar kartą, ištraukite visi. Dabar prašau jas įdėti. Dabar prašau paleisti registraciją. Prašau registruotis. Kolegos, pirmiausiai dėl siūlymo šio klausimo svarstymą atidėti, jį pateikė Tėvynės sąjungos demokratų frakcija. Balsuojantieji už palaikyti tokį prašymą, balsuojantieji kitaip, manytų, kad klausimas turėtų būti svarstymas šiandien. Prašau balsuoti.
balsavo, kad būtų svarstoma šiandien, 18 prieš, todėl klausimas svarstomas šiandieną. Šiandien svarstomas klausimas ir dabar jau teikiu balsavimui. Primenu, tai yra 17 darbotvarkės klausimas ir kviečiu balsuoti visus tarybos narius. Prašau balsuoti. Tarybos narių balsavus už prieš 8, sprendimui pritarta. Ačiū, kolegos. Grįžtame į darbotvarkę, tą vietą, kurioje jos